Visų pirma, leiskit pasakyti, jeigu jūs esate solo freelanceris ir savo darbą įkainojate valandiniu įkainiu, jūs 100% einate į minusą. Jei esate laisvai samdomas kūrėjas, kažkurio savo karjeros periodu neabejotinai kainas nusprendėte formuoti naudodami valandinį įkainį. Tai yra labai populiari ir iš ofisinio darbo atėjusi praktika, kuri tuo pačiu yra labai didelė klaida. Turbūt sutiksite, kad jeigu klientas turi intenciją nusisamdyti vieną freelancerį kūrybininką, dažniausiai jis neieško operatoriaus ar montuotojo ar režisieriaus ar ko nors kito, o siekia nusisamdyti visą paslaugų paketą viename žmoguje. Todėl ir jūs į savo paslaugų kainodarą turėtumėte žiūrėti ne kaip į vienos paslaugos kainą, o kaip į paslaugų paketo kainą. Jei projekte jūs esate samdomas ne tik kaip vienos rūšies specialistas, pavyzdžiui, profesionalus operatorius, kurį galėtų nusisamdyti koks nors production house'as į jau didesnę kitų specialistų komandą, kur jūs ateitumėt ir atliktumėt tik operatoriaus funkciją, jums niekiek neapsimoka įkainuoti savo darbo valandiniu ar net pamainos įkainiu. Toks fiksuotas kainos modelis visiškai netinka tiems, kurie yra solo freelanceriai, tai yra dirba su projektu nuo pasisveikinimo su klientu iki galutinio montažo atidavimo. Netrukus paaiškinsiu net kelis būdus, kaip galima teisingiau formuoti savo paslaugų kainodarą, jeigu esate solo freelanceris kūrėjas. Na, bet visos informacijos dėja aš tikrai nesukišiu į vieną video. Tad jeigu tokia informacija jums aktuali, labai rekomenduoju prenumeruoti šį kanalą ir tokių video sulaukti ateityje. Ir ypač rekomenduoju prisijungti prie Contribui platformos, kur galėsite sulaukti asmeninių, labiau individualių konsultacijų savo rūpimais klausimais. Na, žinoma, daugiausiai informacijos tokiais klausimais teikiu savo vedamuose videografijos kursuose. Apie juos ir apie visą kitą informaciją rasit video aprašyme žemiau. Taigi, pradėkime nuo pirmos ir dažniausiai pradžioje pasitaikančios klaidos, kurią daro solo freelanceriai dirbdami valandiniu įkainiu. Jūsų valandinis įkainis ar pamainos kaina, net jeigu ir norite tokius šventai turėti, yra pinigai, kuriuos jūs gaunate už savo darbo laiką. Tai nėra jūsų pelnas, tai nėra kaina už jūsų atliekamą paslaugą, tai yra tik finansiniai mainai už ir tik už jūsų laiką. Tačiau jūs ne laiką parduodate. Ir jūsų klientas taip pat perka ne jūsų laiką. Greičiausiai, dažnu atveju, klientas perka rezultatą. O ko reikia norint tam rezultatui pasiekti, pradėkim nuo pradžių. Įranga. Samdydamas jūs, klientas be išimties tikisi, kad jūs turėsite visą reikiamą įrangą tam rezultatui pasiekti. Tai yra filmavimo, garso apšvietimo įranga, postprodukcijai reikalinga įranga ir visokie kitokie resursai. Visa tai yra bonusas, kurį klientas gauna papildomai samdydamas jūs ir visą tai reikėtų įkainuoti. Kodėl klientas turi mokėti už įrangą, kurią šiaip ar taip turiu? Todėl, kad jūs už tą įrangą mokėjote ir ji per laiką turi jums atsipirkti. Be to, įranga kaskart patiria techninės sąnaudas ir, kaip ir minėjau, klientas neturi įrangos ir samdo jūsų lūkesčių, kad tokią jam suteiksite. Taigi, jis ją iš jūsų išsinuomoja. Čia gali iškilti klausimas, kaipgi tą įrangos nuomą iš pačio savęs įkainuoti. Čia galite pasidomėti, kokios jūsų specifinės įrangos kainos nuomai yra įvairiuose rental house'uose, kur yra nuomojama filmavimo įranga, ar net tokiam puslapį kaip dalinuosi LT. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad filmuojate su Blackmagic kameros komplektu. Galite nueiti į kameristo puslapį, kurie specializuojasi Blackmagic kamerose ir jas nuomoja ir pasižiūrėti, kiek jūsų konkrečios kameros komplektas kainuotų išsinuomoti dienai, galbūt kiek kainuotų objektyvas, kurį naudosite, ar kiti kažkokie priedai, visą tai sudėti ir įrašyti į bendrą sąmatą kaip techninės sąnaudas. Kasgi reikalinga toliau? Jei esate solo freelanceris kūrėjas, neabejotinai darote daug daugiau, negu tik filmuojate ir montuojate. Jeigu dirbate profesionaliai ir atsakingai, greičiausiai nemažai laiko praleidžiate preprodukcijos etape dar prieš filmuojant projektą, tai yra užsiemate visokiais organizaciniais, prodiuseriniais ir kūrybiniais darbais, galbūt rašot scenarijų, galbūt užsiemat kadruočių gamybą ar panašiai, galbūt užsiemat tiesiog klientų vadybą ar location scoutingu ir kitais įvairiais pre-productiono darbais. Visa tai yra jūsų darbo laikas, už kurį bet kuris kitas sveiko proto žmogus samdomam darbe gautų pinigus. Taigi savo preprodukcijos darbą jūs taip pat turite įkainuoti. Kaip jį įkainuoti? Kiekvienas projektas yra skirtingas ir galimai tie įkainiai gali būti labai įvairūs. Kai kurie kūrėjai ant galutinės sąmatos kartais tiesiog užsimeta tam tikrą nedidelį prodiuserinį procentą ir tai padengia nesudėtingų projektų kaštus. Na, o jeigu projektas yra tikrai sudėtingas ir reikalauja didelių kūrybinių pastangų ar didelių organizacinių pastangų ir taip toliau, visą tai galima įkainuoti kaip atskiras projekto paslaugas už atitinkamą adekvatų įkainį. Priklausomai nuo projekto gali atsirasti ir kiti kaštai. Kelionės, maitinimo, lokacijos ar studijos nuoma ir taip toliau ir panašiai. Resursų gali reikėti įvairių ir viskas, kas reikalauja jūsų išlaidų arba jūsų laiko, gali būti įkainojama galutiniai sąmatoj adekvačių procentų. Na ir galiausiai pelnas. Kaip jau minėjau, įkainodami savo darbą valandiniu įkainiu ar netgi tiesiog įkainodami savo kaip operatoriaus ar montuotojo ar kažkokio kito paslaugos atlikėjo darbą, jūs iš esmės išmainote savo laiką, kurį skirsite tam darbui, į kažkokią finansinę grąžą. Bet nieko neuždirbate.
Apskaičiuodami įrangos kaštus ar pre-productiono dalį ar kažkokias kitas išlaidas, jūs padengiat tą paslaugų dalį, tačiau nieko neuždirbate. Pelnas atsiranda tada, kai jūsų resursų išlaidos reikalingos rezultatui pasiekti yra mažesnės už jūsų gaunamą finansinę naudą. Paprastai tariant, jeigu jums sumokėjo 500 už paslaugos suteikimą, o jums pavyko ją suteikti už 300 eurų, jūsų pelnas yra 200 eurų. Žiūrint paprasčiausių ir pradžiai tinkamiausių būdų, pelną galima pasiekti dviem būdais - strategiškai paskirstant resursus arba tiesiog pridedant pelno procentą prie galutinės sąmatos. Tai daro visi paslaugų tiekėjai bet kurioje rinkoje, ant savikainos uždeda antkainį ir tai dažniausiai būna jų pelno dalis. Arba galite strategiškai paskirstyti savo darbo resursus ir pavyzdžiui pasamdyti kolegą, kuris 200 įkainotą montažo darbą galimai su džiaugsmu atliks už 100 eurų ir jums liks 100 eurų pelno. Nes teisingai paskirstyti resursų jums tapo pigesni negu finale gaunamas apmokėjimas. Side note, nepamirškit, kad nuo viso šito mokate mokesčius. Tiesa, vadovaujantis tokiu baziniu kainodaros modeliu, jūs tikrai neturėsit kažkokio stebuklingo pelno. Dirbant freelanceriu yra visiškai normalu kurį laiką gauti kelis ar net 14% pelno, tačiau siekiant, kad jūsų pelnas sudarytų didelę dalį jūsų pajamų, reikėtų vadovautis kitu, verte grįstu kainodaros modeliu. Pagal kliento gaunamą vertę formuojama kainodara yra gerokai sudėtingesnis reikalas dėl kelių niuansų. Visų pirma, gebėjimas formuoti tokią kainodarą reikalauja ne tik puikių jūsų darbo žinių, bet ir neblogai išmanyti bei turėti patirties įvairiose verslo srityse. Gerai nežinodami, ką darote, jūs čia galite paslysti jau per pirmąjį pokalbį su klientu. Visų antra, šitą kainodaros modelį tiesiog dažniau naudoja ne solo freelanceriai, o žmonės turintys bent jau nedidelę komandą, dirbantis pastoviai su ta komanda ir turintys tiesiog daugiau natūraliai žinių kūrybiniai ir verslo srityje. Pažadu, kad tikrai papasakosiu daugiau apie šį kainodaros modelį ateityje, puikia proga prenumeruoti kanalą, bet dabar grįžkim prie video esmės, tai yra kodėl valandinis įkainis yra nesąmonė ne tik jums, bet ir jūsų klientui. Visų pirma, pažiūrėkime į tai iš kliento pusės. Kokiam užsakovui reikalingas specialistas, kurio kompetencijos trūkumas kelia riziką, kad projektas kainuos daugiau. Pagal valandinio įkainio logiką klientas turėtų mokėti daugiau tam, kuris dirba lėčiau, ilgiau, turi daugiau korekcijų, galimai dėl savo kompetencijos trūkumo. Dalykai taip tiesiog nevyksta ir klientai to tikrai nemėgsta. Kaip jau minėjau, klientas vertina ne jūsų laiką, o rezultatą. Ir labiau už viską, klientas vertina savo laiką. Jis tikrai verčiau sumokės netgi ir daugiau tam, kuris darbą padarys geriau ir greičiau, negu tam, kuris nors ir turi žymiai mažesnį valandinį, bet nesugeba efektyviai atlikti darbo. Pagalvokite patys, jeigu aš jums paruoščiau superinę reklamą nuo A iki Ž per 5 dienas ir tą pačią reklamą per 3 mėnesius, kuris variantas jums vertingesnis ir kaip klientas, už kurį jūs mokėtumėte daugiau. Taigi, kai, kaip kartais būna, klientas klausia, koks yra jūsų valandinis įkainis, turėkite omeny, kad tai ne tik nepelninga jums, bet ir nenaudinga pačiam klientui. Taip pat, įkainodami savo darbą valandiniu įkainiu, jūs savotiškai save nubaudžiate už savo kompetenciją. Jeigu dirbate išties gerai ir greitai, ir net jeigu buvote gudri lapė ir sugalvojate į tą savo valandinį įkainį procentaliai įskaičiuoti viską, ką prieš tai aptarėme, kas turi būti sąmatoje, vis tiek galutiniam rezultate jūs gausite mažiau, negu esate verti. Nes jūs darbą galite padaryti per 3 dienas, o koks nors studentas per, pavyzdžiui, 3 savaitės. O valandos yra limituotas resursas, jų dienoje yra tik tiek, kiek yra, ir kad ir kaip gerai ir greitai jūs dirbsite, kad ir kiek finansinės ar kitokios naudos klientui atneš jūsų 3 dienų darbas, jūsų uždarbis yra visiškai limituotas to laiko rėmuose. O jūs juk neturėtumėt būti baudžiamas už tai, kad turit visas tas žinias ir patirtį, kurios jums leidžia dirbti gerai ir greitai. Be to jau aptarėm, kad dirbdami solo freelanceriu jūs atliekat ne vieną ir ne 2 skirtingas paslaugas ir visą tai įkainot valandiniu yra tiesiog neįmanoma. Na ir galiausiai, įkainodami savo darbą valandiniu įkainiu, jūs klientui sukuriate iliuziją, kad esate paprasta samdoma darbo jėga, visada pakeičiama į bet ką kitą, kas turės mažesnį valandinį įkainį. Taip susikuria dinamika, kur jūsų klientas tampa jūsų vadovu, o ne partneriu bendrame projekte ir jo prioritetu tampa surasti kuo pigiausią būdą atlikti šią paslaugą. Jei siekite sukurti stiprų, laisvai samdomo kūrėjo verslo modelį, jums tikrai nepakeliui su tais, kurie sprendimus priima remdamiesi kainą, o ne rezultatu. Ir jūsų dėmesys turėtų būti ne tai, kaip pigiai jūs galite kainuoti, o kokius geriausius rezultatus iš tiesų galite atnešti konkrečiam projektui. Na, o pats svarbiausias dalykas, kalbant apie bet kokią kainodarą, kainos nustatymus ar tiesiog darbą už pinigus, jūs privalote garantuoti nuoširdžiai patys prieš save, kad esate pakankamai geri savo darbo srityje, kad turite visas kompetencijas reikalingas rezultatui pasiekti ir kad galite tikrai gerai atlikti savo siūlomą paslaugą. Na bent jau aš labai tikiuosi, kad niekam iš jūsų nereikėjo šito priminti. Šioje temoje galima pasakyti dar labai daug ir aš verčiau tai paskirstysiu per kelis video, negu bandysiu sukišti viską į vieną, tad šiandien viskas. Taip pat noriu priminti, kad jūs turite nuolaidą mano draugams Šiaurė studijos nuomai, ją rasite apačioje video aprašyme, kaip ir daugybę kitos informacijos tiems, kurie nori tapti geresniais video kūrime. Padėkit šitam video išlikti gyvam, duokit laiką, parašykit komentarą ir iki kitos savaitės. Bye.